Taigi, turim tranzitą. Puikus projektas. Arba darbinis arkliukas, labai daug jo paskirčių. Aš naudojau savo hobiui. Tai yra buriavimui, burlentėm. Iš lipduko galima spręsti. Važinėdavau į varžybas, miegodavo jam, įrangą susidėdavau. Puikus pasirinkimas buriuotojui, motociklistui, parodysiu dėl ko. Ir žvejui netgi, nes irgi dabar jau žvejyba taip ištobulėjo, kad krūvą įrankių reikia vežtis ir turėti mėgamą vietą patogią. Dabar kas padaryta? Einam į vidų. Viduj turim stalažiuką, man jisai tarnavo būriam susidėti, lentom susidėti. Tada turim sėdimas vietas. 6 dabar šiuo metu, pripildau magelį. 6 vietas dabar turim sudėtas, bet duos ir 7 kėdę, tai iš viso 7 vietis. Patogiai, 7 žmonės su įranga, su viskuo, galima ir draugą pasivežioti. Dabar dėl mėgamų vietų, tai padaryta viršui, 50 cm aukščio su čiužiniu. Tai čiužinį įsidedat ir turit 2 vietę patogią vietą. Dabar lentynos sudalintos į 3 sektorius. Tai nenaudojant labai lengvai suvažiuoja viena ant kitos ir turit 1,85 m berods. Viso aukščio, tas pilnai žmogui vaikščiot, viskas ok. Jeigu turit vaikų ar kažko tokių lengvesnių piliečių, tai galima čia nesunkiai ant nakties atsilenkti. Tai kaip ir 4, ne problema. Šiaip nebandėm niekada. Dariau projektą, kad vaikai miegos, bet nieks čia su manim nevažiavo. Tai realiai visą laiką tik tai vienas čia ir gyvenau. Kablys. Jeigu, pavyzdžiui, motociklistam ar dar kam nors ten priekaba su 4-ačiais, tokiais irgi ok. Čia buvo projektas pas mane, kad šone vieta motociklui būtų irgi. Bet teko tik vieną kartą aš motociklą iš tikrųjų. Bet čia patogu, dviračiai, motociklai, kas tik nori. Dabar pats didžiausias privalumas orinė pakaba. Tai mocui nereikia net rampos. O dabar durnai pastačiau iš tikrųjų ant šaligatvio. Bet esmė ta, kad mygtuko pagalba mes galim nuleidinėti. Tik tai reikia iš tenai jungtuoti. Įjungiam oro pakabą. Ir galim vartyti kaip tik tai norim autobusą, į kairę, į dešinę, aukštyn, žemyn. Tai pavyzdžiui čia šikną nuleidinėjam. Tai dabar aišku atsiguls jisai atsigulė ant kablio. Bet gali dar gerokai. Tai tada ne problema visiškai lentutę užsidėjus įvažiuoti ir paleidus atkyla į savo darbinę padėtį. Šleta ir atkyla. Su pakaba nebuvo jokių problemų absoliučiai su oru. Pirkdamas bijojau, bet 4 metus turiu autobusą, 5 eina. Nebuvo absoliučiai nei vienos problemos, kas liečia oro pakabą. Apie kitus reikalus papasakosiu toliau. Tai va, dar vienas žiauriai geras dalykas, kur perkant negalvojau, kad bus prikolas, bet žiauriai naudingas daiktas, oro kompresorius, kadangi yra oro pakaba, yra receiveriai, tai padarytas ir outletas suspaustam orui. Paskirtis belenkokia, ta prasme, kad ir žoliapjovė dulkės išsipūs po darbo, ar ten pačiam dulkinus rūbus išsipūst, ar man būdavo patogu apsirengus hidrokostiumą, prisipūst oro, kad susivaikščiotų ant kūnų gerai. Motociklam tai aišku visi įrangai, puškos, kas tik tai norit, nes receiveriai nemaži iš tikrųjų tarnauja. Čia darant projektą, kai reikėjo su kadešaudžiu šaudyti, tai irgi orinį kadešaudį pasijungę šaudžiau, viskas ok. Tai va, labai fainas reikalas, galima kely pagelbėti, daug moteriškių išgelbėta, pripūsta ratų ir panašiai. Ir pačiam nereikia rūpintis, atsarginio rato net nesivežiodavau, nebent jau į tolimas keliones įsimesdavau, nes šiaip tai ką remontinis komplektas, oras yra, čia ne problema visiškai. Apšvietimą turim lubose 2 spalvų. Mėlyna ir balta. Mėlyna naktinis toks, kad važiuojant neerzintų vairuotojo, tai keleiviam labai patogu. Turim apačioje grindinį apšvietimą. Tai vakare po visų sportų labai patogu viską susijungus. Turim gale halogeną irgi apsišviesti teritoriją. Čia galima šis LED barą kokį užsimesti. Bet užtekdavo ir šitą. Tai va, apie galą gal viskas. Praktronikai gale. Viskas veikia, viskas originalu.
kablys, rozetė priekabai, viskas kaip ir ok. Dabar iš karto gal yra apie visokius, dar čia labai didelis privalumas antras pečius ir kondiškė ir šildymas, tai irgi 2 zonų, viskas ok. Labai patogiai greitai prišyla, plus Webasto yra, tai irgi dar padeda šitiem abiem pečiam užsišildyti. Iš karto gal ir apie visokius gedimus ir istoriją pasakoju tada, kas liečia galą. Galas keista amortikai, nauji sudėta. O, pinigų rado. Gal neblogai. Keista amortikai. Tada šviežiai visiškai labai brangus reikalas buvo, tai galiniai būgnai, diskai, rankinio kaladės guoliai. Nes reikėjo guolius keisti, o guoliai eina čia su viskuo kartu. Tai va, viskas, naujam jau klientui nereikės nieko daryti, brangus darbas. Tai va, viskas, kas su galu, amortikai, guoliai, kaladės, būgnai, viskas perinkta, viskas ok. Važiuojam toliau dabar, kėbulas, aišku, iš karto. Tranzitas, kėbulo defektai. Tikrai visur mes matom, visur stengstokai, visur rudelių yra. Tai, bet čia Fordų liga. Vienintelis turbūt minusas ir įvardinsiu, nes iš techninių visų problemų tai neturiu aš nieko prie ko prisikabinti. Visada viskas tvarkyta. Tai kas liečia kėbulą. Bet šiaip kaip pas dažytoją buvau nuaręs, kad padažinėtų, tai jisai mane išvijo, sako, tu nejuokauk, sako, čia tavo Fordas čia labai gražus ir čia nėra ką dažyti. Tai va, tai reikia nesinervuoti dėl tų rūdžių. Jeigu nervuojatės, tai geriau tada ir nepirkti jo, nes ne Fordą pirkit, bet iš viso autobuso nepirkit, nes taip jau irsis komerciniais transportais, kad jie ruošti 5 metam. Ir nieks negalvoja, kad jis važiuosim 20 metų. Tai va, darbo vieta, vairuotojas, viskas ok, oro pilnas valdymas, išjungta, galą nuleist, visą nuleist ir šoną nuleist. Tada turim Webastą. Veikiantis programuojamas daiktas, irgi viskas ok. Krūvos daiktadėžių, čia visai patogu. Tada turim privalumą, irgi įsirengiau sukaliojamą kėdę, žodžiu, 3 sukasi. Tai iš anos pusės parodysiu, tai patogu tiesiog persisukti į kitą pusę ir su chebra būt. Mažai naudojau šiaip, nes viens važinėjo, tai būtų daugiau žmonių, tai būtų ir naudojamas. Tai kas liečia čia, gal viskas ok. Padangos geros. Žieminės, nereikės rūpintis. Aš visus metus važinėjau, nes kadangi pas mane rida būdavo per metus tik tai iki 10 000, tai net nereikėjo man jų kaitalioti. Visus metus sukau. Motoras dirba gražiai, viskas ok. Nu tas gražiai. Fordai mėgsta klaksėt, barškėt, bet taip jau yra su jais. Nes ir čia kažkada ieškojau galų, kas kodėl, tai taip jau yra su tais varikliais. Taip, dabar sukama kėdė. Ok, atfiksuojam. Ir apsisukam į šitą pusę, kad daugiau vietos būtų. Atslenkam ir turim patogią visai launčo zoną. Dabar, kaip minėjau, pilnu ūgiu. Aš 1,83 m, tai čia pamelavau sakydamas, kad 1,85 turbūt, 1,95 m. Tai pilnu ūgiu galima vaikščioti. Dabar čia ta miegojimo vieta. Jeigu nereikia ir daugiau turim keleivių, tai kad būtų patogiau vaikščioti. Tai kaip ir kalbėjau, 3 sekcijos, čia aišku 2 rankų reikėtų, bet bandau su vienu. Viskas suvažiavo, jau mes turim pusę autobuso ir dar jeigu norim, dar vieną sekciją. Suvažiavus į galą, gali būti tašėm sudėti arba iš vis namuose paliekat, jeigu nereikalinga ir viskas. Tai va, čia sakau, easy, atsiverčia. Irgi čiužinuką nusimetat miegą, tai kaip ir kemperistam keliautojam patogus projektas. Įsimetat duinytę kokią. Jeigu nepamirščiau, galėčiau ir duoti iš tikrųjų. Ir nes 10 eurų klausimas senukuose balionėlis, duinytė ir lekiat patogiai. VC tuliką kažkokį bio įsimetat. Sėdinių galima pasimažinti pagal jūsų žmonių kiekį. Fiksacija greita. Atlaužėt rankenėlę, išsiimat kėdę arba dedatės kur norit. Bėginė sistema per visą autobusą. Tai susidėliojat konfiguraciją pagal savo poreikius ir galimybės. Aplamai visas stelažas labai lengvai išsiardo. 10 minučių ir aš jį galiu visiškai panaikinti. Galit vežiot skalbenkas, ką tik norit krovinius.
arba šiaip savo projektėlį įgyvendinti. Ardosi taip ir padaryta, kad labai super greitai varžtas, 4 varžtai nusikelia stalviršis ir tada tik belieka šitie 2 rėmeliai. Vienas rėmas į originalų grindų tvirtinimą ir kitas tvirtinimas čia prie sienos. Viskas 3 varžteliai, viskas su atsuktuvu ardoma ir išsirenkat visą šitą stelažą, jeigu jums nereikalingas. Jeigu reikalingas, vežiojatės. Patogus reikalas, galima ir maistą gaminti ir panašiai. Kas dar? Nežinau. Aš jaučiu, kad gal viskas. Variklių skyrių gal parodyti. Variklių skyrius, reikia užsigesinti. Fordas turi tą reikalą, kad su raktu atsirakina kapotas. Tai va, klaksi. O, pliusas didžiulis. Didžiulis pliusas tai variklis, ekonomiškas. Dabar kai turiu su kuo sulyginti, nes naują projektą nusipirkau. Apynaujį Merca sprinterį su 3 litrių, tai su Fordu važinėdavau iki 8 litrų tilpdavau. Tai Mercas 12 valgo. Tai jau labai pasilgstu šito reikalo. Tai su šito visiškai kaip su lengvaja galima važiuoti. Ir šiaip labai patogus, ir toks kaip jis nėra baisiai ilgas, tai labai patogu visur parkuotis. Motorą specialiai visiškai nevaliau, dar jeigu vidų pravaliau biškį, tai motorų skyriaus visiškai nevaliau, nes ką, dulkės kaip likė, taip likė. Jokių nudegimų, jokių tepalų, nieko nėra. Tai labai tvarkingai atrodo. Išsigaudyti lapus visokius naujam klientui. Ir viskas. Kompresorius buvo naujas oro pagalvių, kaip pirkau, labai švariai atrodė. Tai taip ir nereikėjo nieko čia lyst. Puikiai ir toliau atrodo. Dabar DPF katalikų čia jokių jau nebėra. Viskas buvo išimta, nes dėka to, kad buvo sagero biški problemų kirtosi. Tai viskas buvo velniop, įrašyta programa tvarkinga, atsigavo arklių, krito kuro sąnaudos dėl to. Ir labai turim tvarkingą gyvą varikliuką. Jokių dūmų nieko nemeta nėra. Išsikūrėm. Čekų jokių nėra, nieko nėra. Dabar tik tai rašo, kad durys aišku atidarytos, rankinis puikiai veikiantis. Kas su motoru daryta? Su motoru daug daryta iš tikrųjų, bet viskas profilaktiškai. Taigi vėl puikiai, nes nereikės nieko jum vargti. Prieš metus keista grandinės, keista tepalo sribliai, nes taip ir įsivėliau, nes visi gąsdino, kad šitie motoram tepalo sribliai nueidinėja kas 8000. Faktas čia niekas nebuvo keista. Tai jau kai įsivėliau į tepalo sriblio keitimą, pasileido variklį, tada kaip ir grandinės keisti, kaip ir viską keisti, toks buvo pilnas visai aptarnavimas motorui. Vandens pompas, sriblys tepalo, grandinės ir viskas atlikta prieš 10 000, tai labai brangus darbas, kur nereikės visiškai nieko daryti. Kas dar? Priekiniai važiuokliai, tai tik nupirkus buvo pasileidus važiuoklį, tai nupirkus sumerkta ir nemažai pinigų, nes šakėse neblokai šarnyrai traukės pakankamai visas priekis persirinko. Nu tai jau 40 000, nėra mažai, už 10-20 000 tikėtina, kad reikės kažką važiuoklį pakrapštyti. Laisvos rankos originalios, magelis originalus. Viskas, tai žodžiu, vienintelį minusą įvardinu kėbulo kosmetiniai defektai, o visa kita lekėt ir turit puikų naują projektą. Aišku, aš čia visko neįvardinau, čia daugiau tikrai dar visko daryta galvoju. Bet gal tokius pagrindinius maskus išvardinom. Tai va, kam įdomu, rašot, skambinat. Kaina dabar pradžioj bus 4900, be jokių derybų, be nieko. Nes palieku, kaip ir viskas, sėdynės, dankratai, atsarginiai ratai, visi stelažai, viską palieku. Nes labai nemėgstu, kaip irgi pirkau už 20 000 mašiną, o net kilimėlį iš. Tai čia lieka originalūs kilimėliai, viskas lieka, viskas. Žodžiu, pilnos komplektacijos busas už 4,9 be jokių derybų. Jeigu neprasiduoda per 3 savaitės, o kaina bus 4,5. Ir tada jau lauks savo kliento. Nes atsivertus skelbimus, tokių metų, 2013, mes matom, kad prasideda nuo 4000, baigėsi ties 6. Aišku, atmetam kosmonautus po 8 ir atmetam jau Lužinas po 2. Pagrindiniai normalūs autobusai nuo 4 iki 6. Tai tam tarpe, tai šaunam į vidurkį, nes turim tikrai tvarkingą autobusą. Tai va, laukiu kliento. Tiksliau, autobusas laukia kliento.